vedanti yra Juventus komandai ir kaip prieš dvikovą kalbėjo Dainius Adomaitis, tikrai nesakyčiau, kad ji yra nebloga, yra tiesiog labai gera pradžia, o čia dabar iš po krepšio 2 taškai, gražiai ataka ir jis žaidėjas, kuriam tiksliai prognozuojama, žaidėjo rolė, puikus perdavimas Arvydas Šikšnius. 5 sekundės lieka, Šikšnius labai sudėtingas metimas ir pataiko Arvydas Šikšnius. Skurdauskas, jo metimas blokuojamas, dabar Kapizonas. Stringa varžovas ir dar vienas perimtas kamuolys, čia dėjimas iš viršaus, Saulius Kulvietis. Vaikus, jo prasiveržimas ir iš po krepšio gražus Elijus Šilkus. O iš Šiaulių keliavo Lietuvos Rytą. Metimas yra 10 sekundžių lieka Juventus atakai, klysta dabar Darius Plakamanis. Ir čia Ignas Vaitkus, greita ataka, iš po krepšio nepataiko, bet puikiai dabar Eigirdas Žukauskas. Ir pabaigos Petrauskas kamuolio prašo ir Petrauskas įgauna 2 taškai su pražanga. Darvydas Mikalavičius ir Petrauskas. Juventus per pus mažiau, galbūt tai turi įtakos ir tiems naudingumo balais. Pirmąją rungtynių pusę, kad Juventus bandė pabėgti, prieš buvo skardimas. Viskas yra apylygiai, bet šiek tiek Skurdauskas kamuolio prašo, koks blokas dabar įrašytas, Vargas, kito laiko pabaigos. Belevičiaus prasiveržimas iki galo ir tikrai įsikraštą. Ir nepataiko. Jis lieka dabar Mažeikiams, Belevičius pats iki galo, vėl gražiai, vėl palenda po krepšiu ir vėl ir Belevičius lenda po krepšiu ir vėl sudėtingi taškai Pauliui Darvydu, Žukausku ir Mikalavičiumi. Terlevičius, koks sudėtingas. Stanionis, prasiveržimas, metimas. Pataiko šįkart 65-67. Perima kamuolį amerikietis ir iš po krepšio taškų nėra, bet Arvydas Šikšnius. 10 sekundžių lieka, Arvydas iš toli meta ir pataiko Darius Darvydas. Ataka prie varžovų krepšio nepataiko Šikšnius, bet Kulvietis baisunkė pergalė, bet iškovota.